Sveiki, jūs klausotės kasdienės manos, o su jumis esu aš, pastorius Mindaugas Pikūnas. Jau praėjusioje mūsų kasdienės manos laidoje mes kalbėjome apie tai, kad kartą prie Jėzaus priėjo vienas įstatymo aiškintojas ir paklausė, o koksgi įstatymas yra svarbiausias, kuriuo žmogus turėtų vadovautis. Ir Jėzus sako, kad pirmiausia įstatymas, kuriuo reikėtų vadovautis, tai yra meilė Dievui, o antras, lygus pirmajam, yra, kad mes turime mylėti savo artimą kaip save. Pasak Jėzaus, tai vienas svarbiausių įsakymų, nuo kurio priklauso visi kiti. Jums, gerbiamas klausytojau, noriu priminti, kad šiame įsakyme, kuris paliečia žmonių tarpusavio santykius, pagrindinis žodelis yra kaip. Mylėk kitą kaip save. Jei uoliai ieškai savo gerovės, su tokiu pat uolumu ieškok jos ir artimui. Jei esi kūrybiškas laimės ieškotojas, būk toks pat kūrybiškas ir jos ieškodamas savo artimui. Jei uoliai ir atkakliai vaduojasi iš nelaimės, taip uoliai padėk vaduotis iš šios nelaimės ir savo artimui. Jėzus nesako, daryk kitiems tą patį, ką norėtum, kad tau darytų. Jis sako, daryk taip, kaip darai savo, su tuo pačiu užsidegimu, išradingumu ir užsispyrimu. Tegul jūsų savimeilė būna matas jūsų atsidavimo kitam. Vienas pažįstamas dalinosi nutikimu, kai kaimynai išvažiavo atostogoms ir lauke paliko šunį, nepalikdami jam maisto. Ką daryti? Jėzus sako, mylėk artimą kaip save. Kaip šioje situacijoje reikėtų pasielgti su savo kaimynu? Kaip tu norėtum, kad kas nors tiesiog imtųsi iniciatyvos ir pavalgydintų tavo šunį, taip elkis ir tu. Taigi tas žmogus liepė savo sūnui lipti per tvorą su šuns maistu ir maitinti tą vargšą šunį, kol iš atostogų sugrįš jų šeimininkai. Tokia meilė reikalauja įsijausti į kito žmogaus situaciją, lyg tai būtų jūsų pačių situacija, ir spręsti ją taip, kaip norėtumėte, kad kiti žmonės ją spręstų. Nežinau kaip jūs, bet mane sujaudina, kai pamatau tokią meilę, kai žmonės, neieškodami savo naudos ir padėdami į šalį savo pačių poreikius, pasirenka daryti gerą kitam. Tokia meilė yra galingas ginklas, nuginkluojantis ir labiausiai užkietėjusias širdis. Turbūt apie tokią meilę dainavo Johnas Lennonas savo dainoje All We Need Is Love. Ar įsivaizduojate, kokia būtų mūsų visuomenė, jei visi vienas kitą mylėtume būtent taip? Ne Jėzus, tarp kitko, šios žodžius, kuriuos mes randame Mato Evangelijoje, sugalvojo ar išgalvojo Jėzus. Jie jau seniai buvo užrašyti Biblijoje, Senajame testamente, pačioje žydų šventraščio širdyje, Toroje. Aš skaitau iš Kunigų knygos 19 skyriaus. Kaip jaunate savo krašto derlių, nepjausi iki pat savo lauko pakraščių, nei rinksi savo derliaus likusias varpas. Savo vynogyno plikai nenuskinsi ir savo vynogyne nukritusių vynogių nerankiosi, paliksi jas vargšui ir ateiviui, nes aš esu viešpats, jūsų Dievas. Nevoksite, nesielgsite apgaulingai ir vieni kitiems nemeluosite. Neprisiekinėkite apgaulingai mano vardu, išniekindami savo Dievo vardą, nes aš esu viešpats. Neengsi savo artimo, neplėšikausi, neužlaikysi darbininko atlygio pas save lygi ryto, neužgausi nebylio, nepadėsi kliūties neregiui, bijosi savo Dievo, aš esu viešpats. Nesielgsi neteisingai darydamas sprendimą, nebūsi šališkas vargšui ir nenusileisi didžiūnui, bet teisi savo artimą teisingai. Nevaikštinėsi skleisdamas šmeižtus tarp savo giminių, savo artimo gyvasties nestatysi į pavojų, aš esu viešpats. Nenešiosi širdyje neapykantos savo artimui. Nors tektų savo artimą ir pabarti, neužsitrauk per jį nuodėmės. Nekeršysi ir nebūsi nusistatęs prieš savo tautiečius, bet mylėsi savo artimą kaip save patį. Aš esu viešpats. Kunigų knyga 19 skyrius nuo 9 iki 18 eilutės. Ką tik perskaitytos eilutės sugriauna mitą, kad Senasis testamentas yra toks skurdus, kad meilė ten sunkiai randama. Jau seniai Dievas norėjo, kad žmonės išmoktų tikrosios meilės. Mes turime mylėti savo artimą kaip save patį, įsivaizduoti save kito situacijoje ir mylėti juos kaip save. Tebūna meilė tarp mūsų, te šviečia ji akyse,
Viešpaties meilė galinga, auga šioje tautoje, duoda jis naują supratimą, kaip mums mylėt vieni kitus. Tebūna meilė tarp mūsų ir tesušildo visus. Tebūna meilė tarp mūsų, tešviečia į akyse. Viešpaties meilė galinga, auga šioje tautoje, duoda jis naują supratimą, kaip mums mylėt vieni kitus. Tebūna meilė tarp mūsų ir tesušildo visus. Tebūna meilė tarp mūsų, tešviečia į akyse. Viešpaties meilė galinga, auga šioje tautoje, duoda jis naują supratimą, kaip mums mylėt vieni kitus. Tebūna meilė tarp mūsų ir tesušildo visus. Tebūna meilė tarp mūsų, tešviečia į akyse. Viešpaties meilė galinga, auga šioje tautoje, duoda jis naują supratimą, kaip mums mylėt vieni kitus. Tebūna meilė tarp mūsų ir tesušildo visus. Tebūna meilė tarp mūsų, tešviečia į akyse. Viešpaties meilė galinga, auga šioje tautoje, duoda jis naują supratimą, kaip mums mylėt vieni kitus. Tebūna meilė tarp mūsų ir tesušildo visus. Tebūna meilė tarp mūsų, tešviečia į akyse. Viešpaties meilė galinga, auga šioje tautoje, duoda jis naują supratimą, kaip mums mylėt vieni kitus. Tebūna meilė tarp mūsų ir tesušildo visus. Kasdienė mana. Taigi Jėzus kviečia mus mylėti savo artimą kaip save patį. Tačiau netruks pastebėti, kad tokia artimo meilė gali pradėti kelti grėsmę mūsų pačių savimeiliai. Tai yra, jei mes pradėsime su tokiu uolumu rūpintis kitų žmonių gerovę, tai greitai nebebus kas pasirūpins mūsų laimę ir gerovę. Kaip tik čia būtų pats laikas prisiminti pirmą ir pasak Jėzaus patį didžiausią įsakymą mylėti. Mylėti Dievą visų savo protu, visą sielą ir visomis savo jėgomis. Atėjo laikas atsakyti klausimą, kodėl? Kodėl būtent tokia seka, kad pirmiausia reikia mylėti Dievą, o tik tais paskui savo meilę dalintis su artimu. Prieš mūsų savimeiliai, tampant matu mūsų atsidavimo kitam, meilė Dievui turi tapti didžiausiu mūsų siekiu. Kodėl? Todėl, kad mes visi trokštame būti mylimi. Tai natūralu. Keista, jei to nenorėtume. Problema yra tame, kad joks žmogus tokios meilės mums suteikti negali. Todėl ir Jėzus mokiniams kalbėjo, ieškokite dangaus karalystės pirmiausia. Visi mūsų nusivylimai kyla iš šios sekos sumaišymo. Mūsų širdis gali būti patenkintos tik tada, kai mes atsigeriame iš paties Dievo šaltinio. Tačiau mumise slypi kažkokia maištininko dvasia, kuris sako ne.
Aš susirasiu savo būdą, kaip patenkinti tą vidinį troškulį ir man nereikia jokio dievo. Ir tada prasideda visokios priklausomybės. Vieni negali niekaip pasitenkinti maistu, kiti seksu, kiti pasineria į darbus, o kiti pyksta ant kitų žmonių, nes tai, kas niekada neturėjo patenkinti mūsų širdžių giliausių troškimų, yra naudojama, lyg tai galėtų patenkinti mūsų širdžių troškulį. Viena, ką geriausiai atsimenu iš savo studijų, tai pastoracinės psichologijos paskaitas. Pamenu, kad vienas dėstytojas kalbėjo apie tai, kad žmonės turi 3 esminius troškimus, kuriuos siekia patenkinti. Tai būti saugus, mylimi ir reikšmingi. Saugus, mylimas ir reikšmingas. Kas šiame pasaulyje jums ir man leidžia taip pasijusti? Gal jūs pasakysite, kad tikrai ne Dievas? Gal jūs jaučiate saugus, kai apkabina jūs artimas žmogus? Arba kai pakankamai gaunate palaikymo iš jums svarbaus žmogaus ir jaučiate, kad kažkam esate reikšmingas, jūsų gyvenimas kažko yra vertas. Tačiau liūdna žinia yra ta, kad vieną dieną tai gali baigtis. Ligos, nestabili ekonominė situacija, mums nepavaldžios situacijos gali atimti iš mūsų, kas mums dabar taip saugu ir svarbu. To, žinoma, nelinkiu nei vienam, tačiau kas lieka, kai pasitraukia tokie žmonės, kai netenkame darbo, kai nusiviliame net pačiais savimi. Ką mes darome, kad vėl pasijustume saugus, mylimi ir reikšmingi? Vieni susigalvoja ligas, kad tik į juos atkreiptų dėmesį. Kiti pasirenka aukos vaidmenį, kad tik gautų taip trokštamą užuojautą. Kiti kala pinigus, nes jie padeda pasijusti saugiu ir mylimu. Kiti, na čia jau jūs patys galite užpildyti tuščias vietas. Žydų karalius Dovydas rašė: nors ir eičiau per tamsiausią slėnį, nebijosiu jokio pavojaus, nes tu su manimi. Psalmių knyga, 23 skyrius, 3 eilutė. Dievas visada yra šalia ir visada yra galingas ir supratingas, kad mūsų nenuviltų. Atsigręžus į Dievą, patenkinta ir pakeista bus mūsų savimylė. Jėzus kviečia: ateikite ir meskite savo naštas ant manęs, aš jūs atgaivinsiu bei suteiksiu jums džiaugsmą. Jėzus patenkins savo šlove mūsų protus, sielas ir širdis. Ateiti pas jį yra didžiausias įsakymas. Nereikia bijoti, kad Jėzaus paliepimas sukels grėsmę mūsų savimyliai. Jėzus kviečia pirmiausia ateiti pas jį. Jis kviečia, kad visus tuos poreikius jis pirmiausiai pats patenkins, kad mes galėtume mokintis mylėti vienas kitą. Atėjus pas Dievą pasikeičia ir mūsų meilės supratimas. Jei mūsų savimylė yra pakeista meilė Dievui, tada tai, ką gavome iš Dievo, siekiame dalinti su kitais. Tokiu būdu mūsų savimylė daugiau nebebijos, kad meilė artimui gali jai pakenkti. Ji yra pakeista meilės Dievui, o ji niekada nesibaigia ir yra neišsemiama. Žinoma, aš nesakau, kad visa tai atsako į visus klausimus. Tai nereiškia, kad daugiau nebus gyvenime dilemų, ką palikti, o ką pasilaikyti, kad nebebus sudėtingų sprendimų, kam pasiduoti, o kam pasipriešinti, kad nebebus skirtingų aiškinimų, kas yra gera ir kas yra bloga tavo artimui. Noriu pasakyti tik tiek, kad meilė Dievui palaikys ir sustiprins mus per visus džiaugsmus, vargus ir neužtikrintumus, kurie ateina, kai mylime savo artimą. Kai reikia daug aukoti, nepamirškime, kad jo malonės visada pakanka. Kasdienė mana. Čia galėjo būti jūsų reklama.